Savivaldybės tarybos sprendimu atlikto jaunimo tyrimo pagalba buvo nuspręsta, kad reikia tokios erdvės jaunimui, kur galima būtų skleistis, skatinti savo užimtumą, augti kaip asmenybei, draugų naujų rasti ir taip toliau. Tai čia sakyčiau, nuo pačių laikų tai įsikūrė ir tikrai manau, kad tai yra reikalinga. Bet ne, čia tu žinai, kad tavęs čia neteis dėl to, kad tu kažkaip tai ten netaip apsirengęs, tu kažką tai ne to pasakei. Iš tikrųjų, čia visada tave priimus tokį, koks esi. Tavo erdvė yra toks sprendimas visko, kad mes pradėjom turėti ką veikti, mes neturėdavom iš tikrųjų, bet ir atėjus čia yra daug sprendimų, bet... Tarpinis taškas, kurio galiausiai galim šiltai nuspręsti, ką veiks toliau. Yra daug geriau nei švaistytis gatvėse ir šiaip sakyčiau, čia gan susirenka malonų žmonės, su kuriais gali pabendrauti. Jo, ta erdvė tai yra tokia vieta, kur galima pabūt savim, sakyčiau. O nereikalinga tam, kad kiekvienas atrastų, o tai kas aš. Tai tokiai savirealizacijai, įkvėpimui, tiesiog vieta pabūti. Jaunimo centrų, atvirų jaunimo centrų vizija yra skatinti jaunimo aktyvumą, traukti vaikus nuo netinkamų užsiėmimų, suteikti galimybę jiems rasti erdvę, kur galėtų skleistis, kur būtų pripažinti, nepaisant to, kokios yra orientacijos religinės, seksualinės, filosofinės, kokio amžiaus jie yra ir iš viso, kokių yra, nežinau, kokios jų mintis, ar nėra skirtumo, kur. Žodžiu, tai yra vieta, kur gali jie būti, tiesiog kyboti, tinginiauti, pamokas ruošti, draugų ieškoti, žiūrėti filmus, kažką pasiūlyti, kažką inicijuoti. Žodžiu, tai yra erdvė, kur gali būti saugus, daryti tai, kas tau patinka ir kitus irgi traukti tą visą veiklą. Daug mes čia veiklų vykdėm ir grafiti, ir plaukiam su baidarėm, ir buvo svaras, ir patys važiavom patologijos anatomijos muziejų ir žiūrėjom filmus, turėjom vipų vakarą, kuris vyko muzikos erdvėj. Aš kad pirmiausiai kilo į galvą svaro paskaita, kuri tikrai davė labai daug apmąstymų, ypač tom temom galbūt apie tos visus narkomaniją ir ten taip toliau. Tai vien paskaitos ir šiaip, tas buvimas šalia žmonių ir matymas kitokių žmonių, tiesiog labai toks. Pažaisti stalo tenisą, stalo futbolą, su tais draugais. Šiaip čia, ta gitarą mokėmės groti, šiaip čia tikrai buvo ką veikti. Kuo daugiau veiklų, kurių nori patys vaikai ir jaunimas, jaunuoliai. Iš tikrųjų, mes imam viską iš klubų, o bendravime su jais ir iš tikrųjų tai yra būtent jų norai, ką mes darome. Ir šiaip kiekvieną kartą čia atėjus tu gali turėti puikų pokalbį su bet kuo čia esančiu, kad ir su to pačiu Vladu ar Edita, nes iš tikrųjų tai yra žmonės, kurie visada tave išklausys ir išsirutulios labai įdomios temos. Man erdvė davė, tokį gal paaugimą gerų 10 centimetrų. Į gylį. Galiu sakyti, kad erdvė man suteikia labai daug pažinčių, daug patirties, daug puikių emocijų ir šauniai praleistą laiką. Erdvė davė erdvės pasireikšti. Darbą davė erdvė galimybę skleistis, galimybę atrasti save iš naujo per veiklą su jaunimu, pažinti save dar geriau ir augti kaip žmogui, kaip asmenybei, ugdyti kantrybę, ugdyti meilę aplinkai, žmonėms, viskam, kas su to susiję. Ačiū. Ačiū jums labai. Panišės. Šitą filmavimą